Sveiki visi, čia aš Deividas ir LTU tutorial. Taigi šiandien parodysiu, kaip reikia susikurti SAM serverį ant 03E, man versija. Tuo pažiūrėsim. Pirma, jums reikia nueiti į rašykit .mp.com ir versija 0.3e yra dabar. Taigi spaudžiame downloads ir mums reikia serverio failų, taigi jie yra čia. Tam Windows serverio downloads. Spaudžiame čia, pradeda siųsti mums, truputį palaukiam, kol parsiūs failus. Ir turime beveik failus. Va, turime failus. Tada susikuriam folderį, pavyzdžiui, SAM server. Tada įkeliam visus failus čia. Va, įkeliam. Tada mums reikia čia nustatymus padaryti, vienu žodžiu. Biškį paaiškinsiu. Taigi čia yra papierat, tie nustatymai serverio. Seniau eidavo, beveik nieko nereikdavo čia nustatyti, jungi serverui viskas. Dabar reikia šitą pasvardą pakeisti, nes neleidžiu serverį kitaip pajungti. Taigi pasvardą pakeičiau į pasą. Playerius reikia daryti kaip jūsų kompiuteris internetas išneš. Aš 100 darysiu, vis tiek čia tutorialas tik tai. Portas kaip norit, koks jums geresnis. Čia pavadinimas, kiek suprantu, vos tai jo kažkoks pavadinimas. Čia tutorial. Tada webą galim aišku keisti. Čia daugiau lyg ir nieko. Čia game modai, čia file skriptas, tai čia filtės. Darysiu kitus tutorialus, kur galėsim viską modą susikurti, vos nenululę. Taigi, čia lyg ir viskas baigta, išsaugojam. Ir tada bandom jungti serverį. Pavyzdžiui, allow access. Ir serveris įjungtas. Tada eidam savo sampą. Ir tada įvedame serverio IPA. Turi būti išorinis IPAs jūsų, atleisti žaisti. O dėl Hamač, nežinau, nelabai noriu kurtos tutorialus, nes man vis tiek Hamačą kas bus, vis tiek man veiks, nes išorinis mano IPAs. Tai jums irgi patarčiau nusipirkti išorinį IPA ir bus gerai. Taigi va, išbandom. Serveras mūsų veikia. Tuoj užkraus. Ir ką dabar mums rodės. Ir serveris veikia. Taigi serveris veikia. Nusistatom, kur čia mes norim atsirasti. Daleiskim ant to. Tada žmogų pasirinkau. Šitą. Ir vazia, mes atsiradom. Čia yra, nežinau, kažkoks šemots įkels. Ir važiuojam. Taigi veikia mūsų serveris. Ir laukite.
Ir laukite kitų video, kai parodysiu, kaip serverį savo pagerinti ir taip toliau. Taigi prenumeruokite, komentuokite, laikykite ir iki kito susitikimo. Davai.